Sveiki, šiandien greičio linijoje žmogus, kurio darbas dažnai lieka nematomas. Tačiau būtent jis ir lemia, kaip automobilis jaučiasi trasoje. Tai Mindaugas Varža ir jo komanda MV Sport. Labai įdomu sužinoti, kaipgi viskas prasidėjo. Tai kas liečia apie važiuoklės, kaip sakyti, visi klausė jo, iš kur čia ta mintis man kyla, kodėl čia taip sugalvojau ir žinai, kodėl važiuoklės, kodėl ne kažkas, tai vėlgi, žinai, turbūt vienas iš pagrindinių tokių varomųjų jėgų, tai buvo pažintis su mūsų, kaip sakyti, komandos pagrindiniu inžinierium Tautvydu. Tai irgi jau visi žino, daug apkalbėta, kad jisai dirbęs Oldsberg MSE, tai yra pasaulinio lygio ralio kroso komandoje Švedijai. Ir būtent jisai tenai buvo atsakingas už tos važiuoklės rallycrossinės mašinos kūrybą. Ir kažkaip gavosi, kad sutapo tos aplinkybės, kad čia 2019 metais aš buvau įdėjęs skelbimą, kad autosporto komanda ieško žmonių, mechanikų, inžinierių, ten plečiam savo veiklą ir kažkaip. Ir jisai faktas atėjo į tą darbo interviu, tai kaip kiekvienas su entuziazmu, kitas moka braižyti. Ir mano mintis visą laikos buvo, kad kažką tai sukonstruoti, kaip iš tos, sakykime, buvusios N grupės, tai šiuo atveju ar Subaru, ar Mitsubishi, kaip ją pagreitinti. Tai toks, kaip jau tos patirties yra, supranti, kad ta vien mašina iš variklio ten galios greita nebus. Ko skiriasi šiuolaikinės gamyklinės mašinos, kad jos, kaip sakyt, kėbulą su keliu sukimba per amortizatorių, per pakabą ir padangą. Padanga visiems vienoda. Tai kur tu gali pagreitinti automobilį, tai yra tas kinematinės savybės, aerodinaminės savybės, tai kaip sakyti, aerodinaminių tų savybių turbūt čia irgi vėlgi atskiras mokslas, tai mano mintis buvo kaip patobulinti tą vadinamą pakabą, kad automobilis būtų greitesnis. Ir pažintis su Tautvydu lėmė, sakau, yra Subaru. Sakau, yra standartiniai tvirtinimo taškai, dar sakau, padarytum kažką tai įdomiau. Tas iš karto padaryčiau. Turbūt irgi nepagalvojęs, kuris čia veliasi, žinai. Tai sakau, daryk. O tai sako, aš jau ką priimtas, tai jo sakau, tai ką čia galvot. Ir toks juokinga situacija, ir pradėjom dirbti. Tai faktas, tas kelias buvo truputį ilgesnis, negu aš tikėjausi, nes pandeminis laikotarpis vėl, bet iš karto tik tai paleidom, kaip sakyt, Subaru į tą produktą. Jisai iš karto buvo aišku, kad jisai turės potencialą ir taip toliau. Tik tai nuėjom ilgą kelią, kad įrodyti ir kitiem, ne tik savo, kad galim kažką pagaminti kitaip negu kiti. O koncepcija tai norėjosi, kad daryti visiškai kitaip, negu viskas jau yra rinkoje. Nes rinkoje pagrindė yra, kad Hebra daro standartiniai, sakykime, pakabos standartės tvirtinimo taškai, bet jie padaro iš vamzdelių tą pakabą stipresnę, ant vadinamų tų guolių, išeliminuoja tas guminius sujungimus, vadinamus silindblokus, ir vietoj silindblokų gal naudoja guolius. Mūsų koncepcija visiškai kitokia. Mes, sakykime, nusiskanuojam standartinio automobilio dugną, standartinio automobilio pakabą ir žiūrim, kaip galima standartinė pakaba, kaip ją galima padobulinti veikimo principą. Ir tais su tom faktas inžinieriniam žiniom darom tą sportinę pakabą, kuri, kaip sakyt, vairuotojų suteiktų pasitikėjimo, komforto, visokios ten, turbūt čia atskiros laidos reiktų, jeigu pradėtume pasakot, kas tas yra bumstyras, aprėdėjimo kampai, akermanai, kasteriai ir taip toliau, bet šitos visus, sakykime, kinematikos pagrindinius faktorius mes stengiamės panaudoti pas save pakabose. Tik tai, kad vėlgi, sakau, mes prisirišę esame prie standartinių tvirtinimo taškų, kad iš to ir padaryti kažkokia tas produktas būtų taip vadinamas user friendly.
kad juos pirktų ir būtų lengva sumontuoti. Tai va tokia kažkokia idėja, svajonė buvo sukurti kažkokį sportinį produktą, o taip gavosi, kad pažintis su talentingu inžinierium ir pastumėjo tų pakabų kūrybui. Kiekvienas kelias prasideda nuo trumpos minties. Minties, kuri laikui bėgant virsta ne tik idėja, bet ir gyvenimo kryptimi. Susidomėjimas technika, noras suprasti, kaip automobilis elgiasi ekstremaliose situacijose, ilgainiui peraugo į kūrybą. Procesą, kuriame gimė sprendimai keičiantys vairavimo pojūdį. Tačiau šiame kelyje svarbus ne tik galutinis rezultatas. Didelę vertę turi pats kūrimo procesas, nuolatiniai bandymai, klaidos, paieškos ir sprendimai, kurie leidžia kiekvieną kartą priartėti prie idealaus balanso tarp stabilumo ir greičio. Aš manau, kad čia, kaip sakyt, abu šitie dalykai turi kaip ir tokią sinergiją, žinai, kūrybinis procesas ir plus jeigu gaunasi rezultatas, tai ta, sakykime, sinergija, jeigu matematiškai 2 + 2 = 5, tai šitas labiausiai ir motyvuoja, nes tu negali bandyti, aš ir taip manau, kad sakau, per ilgas mūsų tas kelias, kol realiai praeiti ir šitie metai, kur mes pradėjom būti matomi, gal sakyčiau, tokių kažkokių už Lietuvos ribų, ar ten už tolimų ribų, ar už artimų ribų, bet už Lietuvos ribų, nes pakankamai buvo ilgas kelias. Tai tas faktas, tu, kaip sakyti, jeigu tu darytum, kaifuoji nuo to kūrybinio proceso, bet esmė mes irgi, suprantam teisingai, kad, jeigu tas biudžetas nėra kažkoks neribotas, tu negali visą gyvenimą bandyti. Tu pabandėjai nesigavo, kažkokią turbūt susigalvotum kitą gyvenime procesą. Faktas turbūt nenorėčiau mandarinais prekiauti, bet, kaip sakyti, yra ir kitų veiklų. Tai tas labai smarkiai atperka ir labai smarkiai motyvuoja, kai su tuo sukurtų produktų sugebi rodyti. Ta prasme, greitas vairuotojas sugeba rodyti rezultatą ir jisai patvirtina, kad lyginant su, sakykime, kitų ar standartinių produktų, mūsų produktas suteikia tą, kaip sakyti, konkurencinį privalumą. Didžiausias įvertinimas šiame darbe ateina ne iš skaičių ar rezultatų lentelių. Jis ateina iš vairuotojo. Iš to momento, kai profesionalas tau pasako, kad automobiliu galima pasitikėti, kad jis tampa nuspėjamas, tikslus ir leidžia važiuoti greičiau nei bet kada anksčiau. Čia yra turbūt aukščiausio lygio įvertinimas, jeigu nesvarbu, ar ten Egonas, dar kartą pasikartosiu, ar ten Samsonas, ar ten, nežinau, ar ten Gezevičius, ar ten Abringas, ar ten kas ten važiavę. Visi vienai par kitaip išvelgia daugiau turbūt teigiamų savybių negu neigiamų. Reikia suprasti, kad mes, kaip sakyti, niekada tu nesi tobulas ir tu niekada nepadarysi tobulo daikto, nes mes net, jeigu žiūrėsim VRC, kas jau atrodo rally, tikrai, aukščiau nėra, kaip bebūtų ir faktas aukščiau nėra. Bet jeigu net pažiūrėtum VRC pilotų interviu, būna, pavyzdžiui, nepataikėm setapo, šiandien gerai nesijaučiu, nesuprantu, kas su mašina ir taip toliau. Tai tik tai skirtumas, kad mums, kaip pasakau, pas mus 5,5 darbuotojo, žinai, ir tie patys, kurie ir kūrė, ir gamina, ir dar į ralį važiuoja, o VRC komanda turi 200 darbuotojų. Ir toksai, žinai, niekada tu čia negali lyginti su kažkokiom gamykliniam komandom ir taip toliau, bet jeigu kažkoks tai gamyklinis pilotas, kuris važiavęs ten ar RC ar VRC etapė su gamyklinė mašina, tau jau, kaip sakyt, duoda tą kažkokį tai aukštą balą, aukštą įvertinimą, faktas, kad labai malonu ir vėlgi ta pati motyvacija eiti toliau, padaryti dar geriau rytoj padaryti geriau negu padarėm šiandien ir taip toliau. Tačiau už šių pasiekimų slypi ir kita pusė. Dienos, kai sprendimai neveikia. Momentai, kai kyla abejonės ar pasirinkta kryptis yra teisinga. Ir situacijos, kai atrodo, kad galutinis rezultatas gali likti nepasiektas. Būtent šie iššūkiai formuoja patirtį, kuri ir leidžia judėti pirmin. Žinok, neslėpsiu, tikrai buvo ir viena iš tų dienų buvo kaip Timo Asomna važiavo su mūsų Ford Fiesta, tas Žemaitijos ralis buvo ir patyrė didelę avariją, ir ten toksai
buvo linksniavimas. Mes patys iš pradžių nesupratom, kas atsitiko, supratom, kad kažkas tai lūžo, bet toks, neaišku, kas lūžo. Ir toksai pirma mintis, aišku, ta savikritika, gal čia lietuviška, gal stebulė, gal šakė, gal kažkas. Nes, mašina, kaip sakyti, jau tokia link nurašymo, bent jau kėbulas. Ir tada pradėjom, faktas, grįžom čia ir tikrai pagalvojau, kam man to čia viso reikia, kam aš čia ką įrodysiu ir dėl ko. Bet vėl įsimėgi, susikaupi, visų pirma turi motyvuoti savo komandą, nes jie tavo, žinai, tu kaip vyr treneris mato tavo reakciją ir viską tą nuotaiką tu užduodi. Sakau, pasižiūrim, kad, žinotume, kame. Ir tada faktas įsitikinom, kad lūžo vairo kolonėlė, kaip ir ne mūsų detalė, mes jo negaminam, tada teko padaryti tos vairo kolonėlės korpusą stipresnį ir netgi šiai dienai naudoja daug ir, kaip sakyt, lenktynininkų net tik kur su mūsų pakabom važiuoja. Ir nusiraminom, supratau, kad, kaip sakyt, tu jeigu pasitiki, turi, žinai, bandyti daug kartų kristotis, vis tiek kažkada, jeigu darysi viską, turėsi tą svajonę ir darysi viskas teisingai, vis tiek kažkada pasisek turi. Tai ir kažkaip išlipau iš tos tokios, negatyvios nuotaikos, davėm gazą ir tada prasidėjo rezultatai ir su Hyundai'um ir taip toliau. Siekt yra smagu, pasiekt yra gal dar smagiau, bet dabar išlaikyti visą tą procedūrą, pabandyti auginti, kur daugiau produktų ir visų pirma iš to, kad tu negali būti irgi vien tik tai tas hobis, kuris neneša finansinės naudos. Tai dabar iš viso to, kad padaryti iš visko šito verslą, kas paukota tie 5 metai ir laiko, ir, sakykime, ir pinigų, tai tik tai paskutiniai 2 metai, kur jeigu kalbam apie verslo koncepciją, tai tik tai paskutiniai 2 metai, kur, sakykime, man jau į tos produktus, į tą gamybą nereikia, kaip sakyti, investuoti. Jau komanda išsilaiko pati. Bet norėtųsi iš to ir verslą sukurti. Tai dabar tą verslą sukurti, tai klausimas, ar sunkiau buvo iki dabar tas kelias, ar į priekį verslą sukurti, ar tas bus sunkesnis. Tai čia yra, kaip sakyti, kaip mes, žinai, tų svajonių turiu iki begalybės. Manau, kad vis tiek laiko neužteks jom visiems įgyvendinti. Bet man smagu svajot, smagu, kad yra tas ratas draugų, darbuotojų, kurie palaiko. Tai tas yra varomoji didelė jėga. Kai didžioji dalis tikslų jau pasiekta, atsiranda natūralus klausimas, kas toliau? Patirtys pasaulio ralio čempionate, startai Baja varžybose, žiedinėse lenktynėse, visa tai sudaro stiprų pagrindą. Tačiau vienas iššūkis vis dar neįveiktas ir tai yra Dakaras. Turime šitą planą su Valeiša, vis tiek tokį vis jau, kaip sakyti, atidedam, tai gal kitais metais, Bet čia vėlgi ta svajonė niekaip nesusijusi su, čia daugiau gal šita svajonė yra kaip savęs realizacija, kaip sportininko, kad, jau, kai sakau, Palangoj būsiu važiavęs, žinai, ten su BMW važiavęs, su kvadrinė mašina važiavęs, VRC važiavęs, tai trūksta gal tam Dakare pravažiuoti ir jau toksai, sakykime, Lietuvoje, kur čia galima kažką tai ten per tą rimtesnio mėgėjo lenktynininko karjerą padaryti, būtų viskas jau kaip ir padaryta. Aš tai dar, žinai, ką labai laukiu, dabar pasaulyje labai yra, jeigu pastebėjai, populiaru tas Master Cupas. Tai mes net čia federacija padarė Lietuvoje, tas Master Cupas nuo 50 metų, tai man dar biški viskas iš priekio, dar liko. Tai sakiau, tam Master Cup'e kaip vairuotojas ten ir susitiksim su visais. Autosporte dažnai manoma, kad viską lemia amžius. Kuo anksčiau pradėsi, tuo didesnė tikimybė pasiekti aukštumų. Tačiau realybė kur kas platesnė. Mindaugas Varža pabrėžia, kad amžius nėra riba pradėti lenktyniauti. Svarbiausia yra požiūris ir gebėjimas mokytis, suprasti techniką. Patirtis, susiformavęs mąstymas ir disciplinuotas darbas dažnai leidžia progresuoti ne mažiau nei natūralus greitis. Autosporte svarbiausia ne tai, kada tu pradedi, o kaip kryptingai tu judi į priekį.
net man tokia viena iš tų istorijų, turbūt, jeigu mes čia jau prakalbom apie amžių, nors turbūt ne, čia gal lietuviai labiau tą amžių sureikšmina. Manau, kad pasaulyje niekur čia to amžiaus taip nieks nesureikšmina, esmė kaip jautiesi, bet iš tų tokių istorijų, man atrodo, KFC įkūrėjas, KFC įkūrė, kiek jam buvo, 75 ar ten, ten kažkas tai tokio, tai aš manau, kad svajot, daryt yra niekada nevėlu, plus ir bandyt, nes jeigu tu, žinai, geriau bandyti ir kad nesigautų, negu paskui galvosi, kad galėjau pabandyti. Tai lygiai ir su Egidijum, su Valeiša yra ta pati situacija, jisai visą laiką turėjo labai didelį norą dalyvauti autosporte. Tiesiog buvo tokie laikai, kad noras buvo, bet nei galimybių, nei laiko. Tada vėlgi kažkoks buvo periodas, gal ir galimybė atsirado, bet laiko nebuvo, nes reikėjo karjerą daryti versle, kaip vadovų ir taip toliau. Ir tada atėjo tas momentas, noras dar nedingo, o jau atsirado ir laiko, ir galimybė. Tai ir pradėjo tik tai 47, bet aš manau, kad Lietuvoje vienas iš tų pavyzdžių, kad tokio amžiaus pradėjęs ir 2D Lietuvos čempionas, ir sporto meistrą gavo, ir dar dabar jam noras nei kiek nepraėjęs, autosportas jam yra, pats smagiausias užsiėmimas. Tai manau, kad visiems palinkėčiau nebijot pabandyti, jeigu atėjo ta galimybė nenurašyti savęs, kad jo noras nedingo, bet gal jau amžius nebe tas. Ne, amžius visada tas. Jeigu tik tai, kaip sakau, širdį laužai dar dega, tai gazo ir pirmin. Mes padėsim, tikrai. Ir vis dėlto, kiekviena istorija turi ir kitą pusę. Gyvenimą, kuris galėjo susiklostyti visiškai kitaip. Jei nesprendimas prieš daugiau nei 20 metų pasukti į autosporto pasaulį, šiandien viskas galėjo atrodyti visai kitaip. Tai gal dainų daineliai dainavęs? Nežinau. Arba šokęs pramoginės? Ne, turbūt nežinau. Neįsivaizduoju. Daug polinkis būdavo ir į futbolą, ir ten gal kažkokį tą, ir tikrai už Kauno Žalgirį krepšinį balėjai, neslėpsiu, nes tas turbūt miesto sindromas, kad už tą Žalgirį turi balėjai, ta prasme tas kamuolių sportas patinka man ir netgi savo bachūrą jauniausią 10 metų, bet bandau kažkaip tai paslinkti nuo vairo ir apgauti su kamuoliu, tai žaidžia futbolą. Tai sunku pasakyti, kas nebūtų ralio, turbūt būtų vis tiek kas nors, nežinau. Bet jeigu polinkis į adrenaliną yra, tai kažką tai būčiau daręs. Aukščio bijau, tai tikrai žinau, kad turbūt su parašiutu būčiau nešokinėjęs ar ten tų bungee jumpų, bet ir slidės patinka labai, vėl tai tokie vis tiek link ekstremo tie sportai kažkokie turbūt būtų šalia užpildę tą laisvalaikio tarpą. Man vienoje vietoje, čia kol dabar filmuoja, aš jau pavargau sėdėti toje kėdėje, žinai, tai man turbūt sunku būtų taip, žinai, ilgai susikaut. Man reikia, kad tas veiksmas vis keistasi. Dėl to man ir labai patinka klasikinis ralis, kad realiai nei 1 metro, tu nėra tos pačios rutinos, viskas keičiasi, sąlygos keičiasi, viskas ir tu visados priverstas, žinai, sakykime, galvot, kaip įsilaikyti ant kelio, kaip greičiau tą posūkį pravažiuoti ir taip toliau. Autosportas tai ne tik greitis, rezultatai ar pergalės. Tai istorija apie pasirinkimą kurti, nepasiduoti ir ieškoti sprendimų net tada, kai jų iš pirmo žvilgsnio nėra. Tai istorija, kuri primena, tikrasis greitis gimsta ne tik trasoje, bet ir ten, kur viskas prasideda. Ačiū, kad buvote kartu. Iki kito pasimatymo.